Žinote, iš kur visos gyvenime pas jūs problemos? Tai labai didelė dalis dėl to, kad jūs tiesiog pasirenkat ir labai senai jau pasirinkot pastrikti vaikystėje. Tai reiškia, kad jūsų ir fizinis kūnas užaugo, bet jūsų emocijos liko mažų vaikučių. Nes mažų vaikučių galima manipuliuoti, jis turi daug gėdos, kaltės jausmų. O kadangi, kaip minėjau, jeigu turit kaltės gėdos jausmų, jumis taip manipuliuotojai apsuks aplink pirštą, kad jūs net nesuprasit, kas atsitiko. Kodėl jūs jaučiatės blogai, kodėl niekada išsiderėti savo tinkamų sąlygų negebate. Nes dar mažas vaikutis yra pilnas ir baimių. Nes kaip pavyzdžiui reikės kažkokias tinkamas sąlygas savo išsiderėti, tai gali pasirodyti ir kito žmogaus pyktis ar nepasitenkinimas. O jūs šito labai bijote. Mažam vaikučiui galima meluoti ir jeigu sakysite kažką atgal, tai jums melagis sakys, kad jūs čia pats kaltas ar kalta, kad čia nieko tokio. Bet pirmiausia, kaip minėjau, manipuliuotojai visą laiką bandys kirsti jums per gėdos ir kaltės jausmą. O tada jau seks kitos manipulacijos, kad kas su jumis yra negerai, bandys jūsų ribas, o jūs, kadangi esat mažas vaikutis, tai savo ribų dažniausiai nesat apsibrėžę ir su jumis gali elgtis kaip panorėjęs kitas stipresnis žmogus. Taigi reziumė viso šito video, kad emociškai suaugti yra labai naudinga jums. Tai yra labai skausmingas etapas, tačiau paskui atneša kokius gyvenime rezultatus. Tada žmonės galvoja, Dieve mano, kur aš visą gyvenimą buvau? Kodėl aš nemačiau viso pasaulio toks, koks jis yra? Kodėl rinkausi pasaulį matyti mažo vaiko akimis? Ir leidau su savimi elgtis taip, kaip tikrai nenorėjau. Jeigu šiame video atpažinote save, tai registruokitės pirmai nemokamai konsultacijai ir aš padėsiu jums užauginti jūsų emocijas. O kada žmogus yra emociškai subrendęs, jis uždirba daugiau, jo santykiai gražus, sveikata gera, nuotaika gera ir taip toliau. Gražaus gyvenimo ir iki.